Jums nepatogu pasakyti ne kitiems, net jei tai kažkas, kas jums nepatinka ir nenorite daryti, bet vis tiek pasirenkat pasakyti taip, tam, kad išvengtumėte konfliktų ir nebūtumėte atstumti. Tai yra žodžiai, kurie pasako, kokia šiandien yra mūsų tema. Tai sveika, Ernesta. Sveika, Dovilė. Mes šiandien iš tikrųjų nusiteikusios taip plačiai papasakoti, bet tuo pačiu ir aiškiai jums apie šią temą. Tai kokia ta tema? Tai yra apie žmonės, kurie negali pasakyti kitiems ne, ir jie turi net ir tokią, jeigu galima pasakyti etiketę, ar ne, tai žmonių malonintojai, pataikautojai, tenkintojai, angliškai būtų toks aiškesnis vertimas kaip people pleaser. Ir labai tikimės, kad išgirdę tai, ką mes norime jums perduoti, jūs atpažinsite save, o gal kitus ir pradėsite imtis tų pirmųjų pokyčių žingsnelių. Kaip, Ernesta, tau ši tema? Ar ji yra aktuali tau asmeniškai, o galbūt tavo aplinkoje? Man šita tema tai tokia yra visiškai apie mane, nes ilgą laiką tikrai tekę yra patirti tų tokių momentų, kai tavęs kažko prašo, tu negali pasakyti ne, ateina vidinis konfliktas, tada pyksti ant kitų žmonių, kad atrodo tave kažkaip spaudžia į tą kampą ir tu sudėlioja tokius žingsnius, kad tu jau nebegali pasakyti ne. Tai iki šiol dar tikrai su tuo tenka ir tvarkytis, ir turiu tų dalykų, bet geriausia žinia ta, kad viską galima pakeisti ir išeiti iš to viso užburto rato, kai su žmonėmis nubrėžiamos ribos kitiems žmonėms. Tai labai šita tema yra apie tas ribas nubrėžimą. Pasakymą ne, rinkimas į save, bet ne iš savanaudiškų paskatų kažkokių, kad aš kažkokia tai savimylė ateina. Tai ne, tiesiog yra sveikos ribos apie tai. Ir kaip daugumą visų dalykų, taip pat paliesime ir vaikystės aspektus, kaip tai galėjo susiformuoti, kaip tai atsiranda, pakalbėsime apie niuansus, kaip atpažinti save. Gal tu tai darai, bet gal to nesusimastei. Ir kitiems žmonėms atpažinti vieni kitus, kaip padėtų. Tai tikrai, manau, šiandien paliesime labai daug niuansų ir aspektų laidoje. Taip. Ir svarbu, manau, paminėti tai, kad pasakyti kitiems žmonėms taip ir neatsakyti jų poreikius, ar ne, tai yra sveikintina, jeigu tai yra saiko ribos, ar ne. Vat jeigu aš pasakau ten taip, nes noriu pagelbėti žmogui, iš tikrųjų nuoširdžiai, ar ne, savo nekenkdama, tai viskas yra tvarkoj. Bet čia labiau mes fokusuosimės į tą tipą žmonių, kurie savęs labai daug atsisako tam, kad patenkinti kitų žmonių poreikius dėl tam tikrų priežasčių, kad gautų savo tam tikros naudos. Tai vat mes šioje laidoje stengsimės apibrėžti, kokios naudos ar ne siekiate žmonės ir kaip ir minėjai prieš tai, kaip atpažinti. Ir tik svarbu, kad kad aš padedu kitiems žmonėms yra blogai, nes nebūtų fokusas, ar ne? Fokusas į tai, kiek aš padedu ir kiek nuo savęs nusisuku, tam, kad gaučiau iš kitų žmonių savo patenkintus poreikius. Taip, tai ką, pradedam tuomet, Ernesta, ar ne? Aš gal dar norėčiau paminėti prie to paties, kad padedu kitiems žmonėms, kad noriu pasakyti, norisi būti geru, bet klausimas yra didžiausias, o kaip aš dėl to jaučiuosi. Tai būtent manau apie tai, nes gal padedi ir tu labai nuo to džiaugiesi, tau labai gera nuo to, tai su to viskas yra tvarkoj. Bet jeigu tu kyla viduje konfliktas ir viduje pyksta ant savęs, kodėl aš tai padariau, čia tada jau reikia susijimti ir galvoti, kas čia vyksta su manim. Nepatogu, kaip ir viskas, ar ne, kas yra orientuota į mūsų pokyčius, bet tikrai verta tos dalykus atpažinti ir pradėti kažkokių mažų žingsnelių pradžią. Taip, tai mes tuomet pradėsim nuo to, kad kodėl žmonės kitų žmonių poreikius vis dėlto iškelia aukščiau nei savo, ne?
Tai tam tikrų gyvenimo etapų, žinoma, kaip ir dauguma įvairių šablonų susiformavusių, tai yra mūsų vaikystėje, tai šis irgi yra neišimtis, kas augant mums tiesiog pasitvirtina, ar ne, kaip teisingas dalykas. Tai priima faktą, kad elgtis su kitais maloniai, nekonfliktuoti, priimti juos, kitus žmonės, patenkinti jų poreikius, neatsakyti neigiamai, kitaip tariant, elgtis taip, kad kitiems būtų gerai, veda link to, kad žmogus gauna jam reikalingo tokio dėmesio ir priėmimo. Tai būna toks apdovanojimas už tam tikrą elgesį, ar ne? Vat aš esu malonus su kitais žmonėmis, aš patenkintų jų poreikius ir aš iš to gaunu dėmesį ir tą priėmimą, ar ne? Tai kaip ir esu apdovanotas už savo tinkamą elgesį. Tai vaikystėje tikrai dauguma tokių situacijų būna, ar ne, kuomet, tarkim, mano kažkoks elgesys netenkino tėvų, ar ne, buvo netinkamai sureaguota, galbūt, tarkim, iš tų pačių tėvų pusės, ar ne, pasakyta, kad čia dabar maivaisi, ką čia išsidirbiniai, elkis kaip normalus vaikas, ar ne, palyginta galbūt su kitais vaikais. Ir po kelių tokių situacijų aš kaip vaikas galiu priimti sprendimą, kad tai aš tokia, kokia esu nepatogi, ar ne? Ir esu kaip ir atstumta, aš tikroji, ar ne? Tai vadinasi, aš turiu būti ta mergaitė, kuri visada padeda, priima, prisitaiko, prisiderina ir tokiu būdu aš gaunu iš tėvų tą teigiamą dėmesį, ar ne? Va, tą priėmimą. Kaip manai, kaip gali įtakoti, tarkim, tokia situacija vaikystėje, ar ne, kuomet neleidžia tėvai, tarkim, būti tau savimi, kaip tai gali tokį žmogų įtakoti augant? Taip prastinka, kad kadangi jau palėtėm gal tą vaikystės temą, dar dadėsiu yra, kad taip formuojasi pirmiausia tėvų tenkintojas, malonintojas, kad atitikti tėvų poreikius. Ir kaip teorijoje, žinoma, tai visada vienas iš tėvų gali būti turėti tų narcistiškų tų požiūrių, kai yra koncentracija tėvo ar mamos tik į save, į savo tą skausmą, savo poreikį ir vaikas tampa nematomas. Ir norint tapti matomam, tu turi būti geras, turim pradėti žiūrėti, kada tėvas ar mama duoda tau to teigiamo dėmesio, kada neigiamo, pradedi formuoti tą tokį savo elgesį. Aš matau, kad jeigu aš padarysiu, kaip mama pasako, tada mama bus laiminga. Jeigu aš rūpinsiuos mamos poreikiais, mama daugiau bus patenkinta, daugiau man duoda. Ir augdamas žmogus tai pradeda sukūręs tą modelį, kad aš jeigu rūpinsiuos mama, duosiu mamai, ko reikia, klausysiu mamos, ką mama pasako, aš gaunu to dėmesio. Suaugęs tą patį daro. Mes žiūrime, kad kaip patenkinti kitų žmonių jausmus, atsižvelgti, kaip jie jaučiasi, prisiima atsakomybę už kitų žmonių jausmus, galvojame, kaip, ką žmonės mums ko paprašo, mes tą padarom, nes tikimės, kad gausim tos meilės. Didžiausia baimė šitų žmonių yra bijoti būti atstumtam. Ir kai pirmiausia, kaip ir minėjau, susiformuojas vaikystėje, bijau būti atstumtas tėvų, nes tada vaikas žino, kad neišgyvens. Tai tas modelis tęsiasi ir jau augant ir vis dar bijoma būti atstumtam, bijome būti įžeisti kitus, nes mus atstums ir mes taip galime ir žūti. Ir tas modelis, kad ir jau nebeveiksmingas, bet mes jo nemokam atsikratyti. Tai ir suaugę mes paskambina bendradarbis, sako, ar galiu už mane padirbti šeštadienį. Taip galiu, nes jeigu pasakysiu ne, jisai mane kažkaip tai turėsim konfliktą. Ateina kaimynas, paprašo, kad ar gali prižiūrėti savaitę mano katiną. Nors tu tikrai nekenti kačių, bet kaip pasakysi ne. Ateina kokia nors draugė, sako, gali man paskolinti pakriovėją, nes man reikia telefoną pasikrauti, tu duodi, nors ir pas tave gal 10% liko telefone, nes kaip tugi neduosi. Ir kaip ir istorija tokia, ir visur bandai pritikti, įtikti, duoti žmonėms kažką, kad tik tai būtum tu geras ir kreiptųsi tavęs dar daugiau. Labai teisingai prieš tai paminėjai, būtent, kad vaikystė yra toks labai jautrus etapas, ar ne, kuomet
tavo tėvai yra tavo gyvybės palaikytojai. Nuo jų priklauso, ar ne, apie kūdikystę, tai aš iš vis nekalbu, ar ne, kur ten jau tikrai, bet net ir, tarkim, vyresniam amžiui, ne, vis tiek tėvai yra tavo išlaikytojai ir jeigu jų meilės kažkokio priėmimo tu neteksi, tai tikrai vaikui pasąmoningai atrodo, kad iškyla grėsmė mano gyvybei. Tai aš turiu daryti viską tam, kad mano tėvai būtų patenkinti ir jie galėtų manimi rūpintis, ar ne, kaip ir neatstumtų manęs, neatsisakytų. Dar aišku, manau, vat, viena iš tokių grasinimo būdų yra, vat, pavyzdžiui, teko girdėti, kad vaikams sako, išvešiu tave pas senelius, jeigu tu taip elgiesi, dar baisesnis išvešiu tave į vaikų namus, jeigu tu mūsų neklausai ir ar ne, tau tėvai nereikalingi, tai galėsi ten gyventi ir vaikui toks, aišku, jis ten supranta gal po kelių kartų, kad tai yra blefas ar ne, ir tai neišveža į tuos vaikų namus ir viskas tvarkoj, bet vis tiek įsisadina tą sėklą, kad realiai gali manęs atsisakyti, ar ne? Tai aš turiu būti tas palankus vaikas. Tai aišku, čia iš tėvų pusės labai emocinio intelekto trūksta, ar ne? Ir tikiu, kad augančios dabartinės kartos jau truputėlį kitaip, tikėkime, ne truputėlį, stipriai kitaip savo vaikučius augins ir kitokią tą poziciją pateiks. Taip, ir suaugusiam tikrai sudėtinga, kaip ir tavo istorija, ar ne, kad paskambina kolega ir negali atsisakyti. Ir tu realiai, pavyzdžiui, savaitgalį galbūt tu turėjai planų važiuoti pas draugus, ar ne, į gamtą kažkur, pas artimuosius, bet tau paskambina ir tu turi sutikti arba turi sugalvoti kažkokią turbo istoriją, ar ne, kodėl tu negali. Jau viskas ten sutarta, skrydžiai nupirkti, jau ten viešbutis rezervuotas, tikrai žinokit, ne, bet jeigu ten, nežinau, ne kolega, bet viršininkas skambins, bet labai tavęs reikia, palaukit, aš taip įsivaizduoju, palaukit, pažiūrėsiu, gal galiu skrydį nukelti kitą dieną, ar ne, į šeštadienį, sekmadienį. Ir žmogus netgi būna fantazuoja, kūrė istorijas ir save įtraukia į tokį melagiščių ratą, tam, kad to kito žmogaus nenuvilt, ar ne? Jeigu tu negali tikrai tą akimirką, tarkim, tiesiog nori pamiegoti, išsiilsėti, ar ne, ir nenori eiti darbą, tai tu vietoj to, kad tai pasakytum, tu sukuri kažkokią turbo istoriją, kad tikrai yra priežastis, kodėl aš pasakau ne, ar ne? Tai yra sudėtinga. Man pačiai, turiu tą tokią istoriją, kad dirbau darbe ir toks slengantis grafikas būdavo. Ateidavo mano laisvas savaitgalis, nes dirbdavau 2 laisvos ir ateina šeštadienis sekmadienis. Žinau, kad man laisva. Ir tau šeštadienį ryte, 8 ryte skambina, ar tu gali išeiti darbą, nes susirgo, kolegė, reikia pavaduoti. Ir viduj taip, aš nenoriu eiti, nes galvoju, nenoriu, tokia dar bandau sekundę užlaikyti. Gerai, išeisiu. Padedu ragelį, galvoju, kodėl tu pasakėjai, kodėl tu negali paimti, pasakyti, negaliu šiandien, galvoju, blemas, supyks ant manęs. Ir kaip aš dabar paskiau pasirodysiu. Gerai, paskui save pradedu motyvuoti, gerai, uždirbsi papildomai tas, kad tik tai išvengti ir pasiteisinti savo pačiai, kodėl aš negalėjau pasakyti ne tuo metu. Aš tikrai nenorėjau eiti ten. Gal turėjau planų, ar tiesiog norėjau pasilsėti, bet negaliu pasakyti ne. Nes, kaip čia taip. Tavo vėl pavyzdys gražiai iliustruoja tą vidinį konfliktą, ar ne, kurį minėjai prieš tai, kad jeigu tu padedi žmogui, ar ne, tarkim, šiaip esi toks paslaugus, empatiškas žmogus ir nori padėti kitam žmogui, ar ne, kad ir tai pačiai kolegijai, kuri galbūt ten su vaikais kažkur nori išvykti, ar ne, o tu namuose ir tu tikrai nori padėti, ir padedi, ar ne, ir jeigu viduje tu jautiesi gerai, tai viskas tvarkoja, bet tavo pavyzdys, kai sakai, padėjau ragelį ir tada man viduje konfliktas, aš kaip ir su savimi dar konfliktuoju, diskutuoju, o tas žmogus ramus, ar ne, viskas tvarkoja, yra daug kas ateis, kas padirbs, o tau yra negerai viduje, ne, bet tu tada vis tiek tos jausmus kažkur nustumi, nusadini ir eini ir darai, ar ne, ką esi pasižadėjusi. Tai labai gražiai iliustravai, kad jeigu yra tas vidinis konfliktas, po to pasakymo taip, ar ne, tai vadinasi, tikrai reikėtų giliau pasižiūrėti. Tai manau, kad visai gražiai mes įeitume į tokią informatyvesnę dalį, ar ne, kodėl
kaip atpažinti, ar ne, kad tu esi žmonių tenkintojas, ką tu tokio darai, kokie yra tie bruožai, ar ne, kad galėtum jau pradėti kreipti dėmesį į save ir žiūrėti, kiek to yra tavyje procentaliai, ar ne, to požymio. Tai toks pirmasis, manau, būtų ir yra tas pagrindinis, ar ne, sunku pasakyti ne. Ir tu žmogui sakai, viskas gerai, tu rinkis, nežinau, ko noriu, patark man, ar ne, va, tarkim, net ir į kavinę nuėjus, tu net nežinai, ko tu valgyt nori, nes kitas žmogus gali tau pasakyti, va, čia pica labai skani, gerai, imsi pizzą, ar ne, nes jeigu pasimsi sriubos čili, man sakys, pagalvot gali apie mane, kažkaip, prasme, pica, čilis, sriuba, kažką jau ne tokia gali pagalvoti, tai lauki, kol žmogus netgi tau parinks, ar ne, ir tokį suteiki leidimą kitiems žmonėms rinktis ir nuspręsti už tave, nes taip yra lengviau nepadaryti tų klaidų, ir todėl renkiesi viskam ir visada pasakyti taip, tam, kad kitas pasijaustų geriau, nors viduje, kaip ir minėjai, yra tas vidinis konfliktas, ar ne. Ir kas svarbiausia, tai kad aplinkoje tokie žmonės labai greitai susirenka savo bagažą pilną paslaugų, kuriuos turėtų padaryti kitiems žmonėms, ar ne. Ir kai tas bagažas yra pilnas, tada žmogus jaučiasi saugesnis, nes kiti žmonės kaip ir tikisi iš kitų žmonių to atgalinio ryšio, ar ne, to dėmesio, to palaikymo, to priėmimo. Ir aišku, sudarai tokį įvaizdį gero, rūpestingo, malonaus žmogaus ir, žinoma, nesinori to nuvilti, prarasti. Ir jaučiamas vis tiek apmaudas viduje, kai kiti, pavyzdžiui, prašo iš tavęs malonių, tu neatsisakai, bet tuo pačiu tu negali atlikti tai, ką tu pats norėtum, nes nebelieka laiko resurso, nebelieka energijos resurso. Kitas aspektas, kuris taip pat yra gan svarbus, tai galima įvardinti kaip chameleono jausmą. Bandoma prisitaikyti prie įvairiausių aplinkybių. Kažkokioje situacijoje tave pakviečia gal kokį vakarėlį ir ten žmonės elgiasi ne pagal tavo kažkokius tai galbūt įsitikinimus, standartus, bet tu vis tiek tą patį darai, nes kaip tu dabar išsiskirsi. Ar yra kažkokia tai grupuotė žmonių, grupė tavo aplinkoje žmonių, kurie turi savo norus, savo poreikius kažkokius, o tu nežinai, ko tu nori, bandai apsimesti kažkuo. Visada turi užsidėjęs kaukę. Gero žmogaus, patikimo žmogaus, jeigu kaip ir pirmame susikūrei aplinką žmonių, kurie iš tavęs tikisi paslaugos ir tu tuom ir vaidini, kad iš manęs prašo, tai dabar darysiu tuos dalykus, nes jeigu aš pradėsiu elgtis kitaip, jau nebebūsiu tas geras, malonus žmogus. Ir taikysi prie tos aplinkos, kad tu žinai jau iš tavęs tikimasi, reikalaujama, tai ir tiesi savo tą vaidinimą tokį. Pameti save, nebežinai, ko tu pats nori, kas apie tave, kokie tavo siekiai, kai manęs asmeniškai paklausau, ko tu nori, man tai būdavo kaip keiksmažodis, tai man būdavo pats skaudžiausias, pats baisiausias klausimas, kokį gali man užduoti žmogus, ko tu nori. Galvoju, nežinau, tu man pasakyk, nes aš nežinau, nes ant tiek įpratau klausyti kitų žmonių, kai apie save aš pamirštu savo informaciją, kas aš, ko aš noriu ir kokie mano siekiai yra. Kur man eiti toliau. Geriau pasakyk tu geriau žinai apie mane, negu kad aš apie save. Taip, čia vėl toks feedbackas į vaikystę, ar ne, kad nesvarbu, ko aš noriu, koks aš esu, aš būsiu toks, kokio reikia manęs, ar ne. Ir suaugusio žmogaus gyvenime irgi tai atsispindi, kad tu man pasakyk. Nes žmogus pasakydamas, ko jis nori, tikisi iš tavęs, jis kaip ir ištransliuoja savo poreikį, kurį tu gali patenkinti. O jeigu tu pasakysi, ko tu nori, nebūtinai tam žmogui tai bus jo poreikis ir bus reikalinga, ar ne? Tai geriau tą draudimą turėti tokį ir tiesiog pasiklausti, ko žmogus nori iš tavęs. Ir taigi... Pridėčiau, kadangi dar paminėjai, turėjau tokią mintį apie vaikystę.
kad gal užbėgti įvykiams už akių šiek tiek, kad mes, kad ir kalbam daug apie vaikystę, minime, kad ten daug kas iš vaikystės yra, kad ten galbūt tėvai kažką suformavo, tikrai neturim omenyje, kad dabar tėvai kalti, kad aš dabar toks esu ir jie yra. Tai tikrai ne apie tai. Tai yra apie tai, kad suprast, koks esu čia ir dabar, gal informacijos, kaip tai susiformavo, bet tėvai elgėsi taip, kaip galėjo geriausiai, kad mūsų užaugintų, nes kitaip jie galbūt tuo metu nemokėjo. Bet mes čia ir dabar duodam tą informaciją, kad būtų galima pakeisti savo visą tą fokusą ir nulemti savo ateitį. Tai ne tai, kad dabar kaltinsiu tėvus už tai, kad jie ten mane ten taip blogai prižiūrėjo, kad aš dabar toksai esu lepšis, kad visų jiems dabar pataikauju, tikrai ne apie tai. Tiesiog informacija, kad tu dabar nuo šiandien gali keisti savo ateitį, priimti tėvus, mylėti save, mylėti visus ir daryti, kas tau geriausia yra šiandien. Čia, žinai, yra toks posakis, kad ir kaip tu savo vaikus beaugintum, kad ir kokiom metodikom pasauliniam moksliniais tyrimais besivadovautum, vis tiek vaikas užaugęs turės ką papasakoti psichologai. tai iš to taško žiūrint, tai taip, tėvų tikrai kaltinti nereikia. Aš visada už tai, kad reikia jiems būti dėkingiams, kad jie padarė taip, kaip galėjo geriausiai tą akimirką, turėdami tuos resursus, kuriuos turėjom. Ir taip, ir mes tiesiog tuos dalykus žinodami galim pasiimti, ar ne, suprasti, kodėl aš dabar taip elgiuosi ir aš galiu keisti, ar ne, nekaltinti tėvų, kad jie taip padarė, dabar suformavo ir aš negalėjau būti savimi, turėjau prie jų prisiderinti, bet tiesiog ačiū, kad taip mane auginot, ar ne, jums tai buvo patogu, viskas tvarkoja, nes tą akimirką tikrai galbūt tėvai labai daug dirba, stengiasi tiesiog išlaikyti šeimą, ar ne, kad tu turėtum viską, kad tu tiesiog maisto galų gale turėtum ir jie taip susidėlioja tą savo gyvenimą ir mes jame buvom ir jame augom. O dabar mes esam atsakingi jau už save, be jokių kaltinimų į praeitį ir mes galim dabar rinktis, ar mes gyvensime su tuo, ar ne, ir galbūt perduosim savo kartai, savo vaikams, ar mes tiesiog priimsime sprendimą keistis ir auginsime kitokią kartą. Taip, tai tėveliams didžiulis ačiū už tai, kad mus tokius užaugina ir o daugiau mes viską pasidarysim patys, jūs laisvi, jūs viską padarėt, ką galėt geriausia. Taip, tai kalbant toliau apie tuos požymius, kaip save atpažinti, ar ne, tai dar vienas iš tokių požymių būtų tas savęs aukojimas, tai turbūt ne vienam girdėta etiketė motina Teresė. Ar ne, tiek moterims, tiek vyrams tinkanti etiketė, tai toks visiškas neturėjimas laiko savo, nematymas savo poreikių, o jeigu juos matai, tai juos ignoruoji. Aišku, su tuo ateina perdegimas, ar ne, nes kitų žmonių poreikius patenkinti tikrai reikia daug laiko ir energijos. Tai natūralu, kad tu gali atimti ir iš savo miego laiko, ar ne, iš savo poilsio laiko. Kaip ir prieš tai minėjau, kad išeini į darbą, nors nori tiesiog lovoje gulėti, ar ne, nes reikia patenkinti, bet nepailsi. Tai ir tas kitų žmonių poreikių tenkinimas yra daug stipresnis nei savo. Tai ir tuo pačiu neleidi savo užsiimti savo mėgiamą veiklą, ar ne, kuri kažkokį teiktų džiaugsmą, pasitenkinimą ir galbūt atvestų tave į kelią, kur galėtum save realizuoti, nes tu kaip ir plauki pasroviui, ar ne, kas parodo daugiau savo poreikių, jeigu dar kažkiek tau grąžina to dėmesio, ar ne, kurio tu ir sieki, tai tu ir sieki paskui tą žmogų, neini, nekonfrontuoji, nekonfliktuoji, ar ne, ir neini kitą pusę, nors galbūt ir ten labai trauktų ir norėtųsi. Tai man labai patiko kažkur girdėtas dalykas, kad tie žmonės, kurie turi labai stiprų polinkį padėti kitiems, jie dažnai tampa vienuoliais arba vienuolėmis. Ir jie iš žmonių nesitikė atgalinę kažkokį ryšį. Jie tokį turi vidinį, kad noriu padėti, ar ne. O žmogus, kuris nėra vienuolis arba vienuolė, tai jis turi savo poreikį, ar ne? Tas vienuolis, pavyzdžiui, jis kaip aukoja save žmonėmis, atiduoda save, jam nereikia nei turtų, nei ten karjeros siekti, ar ne? Jis yra pilnas ir jisai dalinasi savimi. Tai
klausimas, kiek jūs turit vienuolę savyje ir kiek jūs norit turėti save savyje, ar ne, ir save realizuoti. Taip, labai geras pastebėjimas, to fakto tikrai nežinojau apie tuos vienuolius. Yra tame logikos, vėlgi ta motina Teresė, visas tas labai gražiai susiję. Dar vienas aspektas, kuris padeda atpažinti, tai yra labai mėgstama prižadėti daug pažadų. Kad kalbant kokią nors temą ir būna sako, tai ne, aš padarysiu, aš kažką padarysiu ir prižadi savo tiek daug, kad tik po to pamatai, kokių pažadų, ką teks padaryti už tai, kad tu norėjai būti geras pasirodyti. Tai ateina galbūt ir perdegimas, ir stresas, ir nerimas tada nuolatinis, nes tu prižadėjai padaryti kažką. Ir tai įtakoja mintis, kad nuo to, kiek aš darau dėl kitų, priklauso mano vertė. Jeigu aš darysiu daug dėl kitų, vadinasi, aš būsiu labai vertingas, mylimas, vertinamas ir mane taip gerbs. Nors iš tikrųjų dažniausiai yra atvirkščiai, kad kuo mes daugiau darom dėl kitų, tuo mažiau pagarbos mes ir turim. Nes mumis ten kaip nusišluosto tiesiog kartais. Žinau, kad padarys, pasakys, žinau, kad nepasakys ir naudojasi mūsų to gerumu, tais žmonėmis, kuriais tai žmonių tenkintojais. Tai tas toks daug pažadų žadantis žmogus, jisai tai daro ne dėl to, kad tikrai nori, kad galbūt tiesiog negali pasakyti ne ir nori turėti savo tą tokį gerą įvaizdį. Ir tas, kaip paminėjai, po to vengimas konfliktų yra tas toks, kad kai jau tu supranti, kad tu nenori to daryti, jau pasakyti negali, nes jeigu pasakysi, kils konfliktas, pradėsi pyktis ar konfliktuoti ir kils kažkoks tai nesutarimas su tuo, tai visada vengiu šitų variantų tokių. Taip, nes ir dabar tokia mintis kilo, kad, pavyzdžiui, žmogus, kuris visada sako taip kitų žmonių poreikiams, paliepimams, tai klausimas, kiek toks žmogus gali būti autoritetas kitiems. Jis gali atrodyti, užsidėjęs tą kaukę, toks labai paslaugus, švelnus, empatiškas, pagelbėjantis, ar ne, kur, ta prasme, kad ir kas man nutiks, aš žinau, paskambinsiu ten Dovilei ir ji visada mane ištrauks iš bėdos. Kas nenori tokio draugo turėti, tokio žmogaus savo aplinkoje. Naktį paskambins, ten paliks šeimą, vaikus miegančius, jės į automobilį važiuos, nes tave reikia ten, tarkim, iš naktinio klubo parvežti, ar ne. Tai tiesiog toks labai patogus žmogus tavo aplinkoje. Ir dar tas žmogus, kai vengia konfliktų, visiškai nekonfliktuoja, ne, visada pritarė, tai labai jisai yra patogus. Tačiau tai yra tik tai kitiems patogumas, ar ne? Ir tokio žmogaus mintise, ta emocinė būsena tokia ir būna, kad tikiuosi, kad ant manęs jie nepyksta, ar ne? Ir dar tokie vyksta vidiniai dialogai, kažkaip į mane pasižiūrėjo. Pasižiūrėjo mane kažkaip kolega praeidamas, o jeigu dar nepasisveikino, o kolegai tiesiog gal jis kažkokiais darbais ten užsivertęs, kažką mąsto ir tiesiog praėjo pro tave. O dievai, tai dabar nepasisveikino, kas nutiko, kažką netaip padariau, ar ne, į save viską atsuki, kažką gal netaip, kažkokį žodį gal netaip parašiau, jeigu vakar dar žinutę rašiau, tikrai kažkas netaip buvo. Kas dabar su mūsų santykiais, ar ne, ar jie dabar čia nutrūko, kaip čia juos pataisyti, eini pats, bandai tos santykius taisyti, o ten jeigu žmogus, nežinau, darbais užsivertęs ir sakys, palauk, dabar aš noriu savo darbus tvarkyti, mane atstūmė, ar aš dabar čia iš vis, gal man keis darbą, nes ta prasme čia jau man nesaugu yra ir tiesiog ta vidinis konfliktas, tas emocinė būsena tokia sunki pasidaro kaip akmuo ir tu tiesiog nebežinai, kurią pusę bėgti, ar ne, kaip dabar save gelbėt, mane atstūmė, tikrai kažkas negerai, ar ne, ir tada būna labai psichologiškai sunku ir jeigu dar ne vienas toks žmogus tave atstumė, ar ne, nes kitas žmogus nepagalvoja apie tave, jis galvoja apie save, ar ne, ką tu irgi, manau, turėtum daryti, tai gali ir, manau, ir į depresiją, ar ne, ar į kokias paniko atakas išsiplėsti, į nerimo sutrikimus, miego sutrikimus, ir labai daug tokių jau psichologinių dalykų gali šis toks noras būti patogiu išsiplėsti.
Taip, atsimenu, kažkada kolegė irgi parašė ir kažko paprašė manęs, dabar ir nepamenu, bet labai atsimenu savo būsną po to, kai pasakiau, ne, aš to nenoriu. Visą naktį aš nemiegojau, galvoju, tėve, aš jai pasakiau, ne, dabar ant manęs supyks, nueisiu darbą, dabar kokį konfliktą iškels, ir dabar tikrai ant manęs bus supykus, ką daryti, jaučiu prašysiu, kad mane perkeltų į kitą skyrių, nes kaip aš dabar su ja dirbsiu. Ir aš ten visą naktį nervinus, atinu į darbą, nes labas, kaip sekas, viską ir nieko. Tai va, kiek iš tikrųjų mes susireikšminam ir tikim, kad pat jeigu aš pasakiau, pabuvau kažkokia nebetokia, nepatogi, visą tą pergyvenu, va, tas stresas, nerimas, va, tikrai iki panikos gali būti atakų, kad atrodo, kad dabar va, pasakiau ne tam žmogui sugrioviau gyvenimą, nes dabar aš pasakiau ne. Ir dabar tas žmogus ant manęs nekenčia manęs, kaip man dabar reikėjo su juo dirbti. Tam žmogui vienodai, tu negalėjai paprašyti kažko kito. Paprasta, easy. Tai va tas nuolatinis galvojimas, ką kiti pagalvos. Netgi būdavo, kai jeigu pakviečia kažkur kokį vakarėlį, o kaip man dabar apsirengti, o kaip gražiai apsirengti, o jeigu apsirengsiu taip, ne, čia per puošnį. Jau apsirengsiu taip, tai galbūt per prastai. O ką pasakys, o jeigu manęs paklauso apie kažką, ar aš gerai pasirodysiu, ar gerai kažką atsakysiu, ar protingai atsakysiu. Ir nuolatinis galvos sukimas, tai taip išsiurbia energiją, tu meni, kad apie tave, tai gal tada va, turi ką pasidaryti. Taip, aš kadangi turiu perfekcionistės tipažą, tokio tipažo žmogus esu, tai mane tas tikrai labai vargino ir dar iki šiol, bet jau dabar vis tiek su saviugda, kai užsiimu, tai tos dalykus jau sąmoningai taisau. Bet taip, bet ką tu ir minėjai, eini į viešumą, galvoji, ką apsirengti, ar ne, ar šį rūbą. Ir tada, pavyzdžiui, ten pajauti emociškai, kad vat, apsirengi, pasidažai, jau savo gražiai jautiesi jau ir nueini. Ir matai, kad žmonės, pavyzdžiui, paprasčiau apsirengia, o aš čia išsidabinusi. Ir tada savo viduje, tai kaip aš čia dabar atrodau, tai dabar ką apie mane pagalvos, ar čia ta mano suknelė jau tikrai pakankama, nes, ar čia prieis prie manęs, ar aš čia ne per atstumenčiai atrodau. Ir va toks irgi fokusavimas, ką kiti žmonės, ar ne. Ten plaukas kažkaip ne taip, irgi, o dievai, dabar tikrai pamatys, va, ar ne, dabar ką apie mane pagalvos, kokia aš susivėlusi, kokia nevala ir taip toliau ir panašiai. Ir tas va, dar ypač kaip perfekcionizmas įsipina ir nori dar tobulumo, ar ne. Čia aš apie išvaizdą tokia, labai čia primityvus pavyzdys, bet tai atsispindėdavo ir visur kitur, darbuose, ar ne, vat irgi vienas iš pavyzdžių, kai dirbau mokytoje, tai toks vakarinės pamokos būdavo ir baigi 7:30 darbą ir tu dar su savo vadovu būni ilgiausiai, man atrodo, iki 10, nes man pasakoja, kaip žmogui sekėsi, ką jis per savo pamoką nuveikė, manęs paklausė, kaip sekasi, žmogus labai kalbantis, tai ir aš tiesiog būnu ir negaliu pasakyti viskas, aš važiuoju namo, aš noriu pailsėti, ar ne, ir atsimenu ir būnu, ir klausau, ir išklausau, ir ten dar tokių buvo etapų, kai dar coachingą truputėlį įpinu, kažkokiais klausimais paklausiu, tada į asmeniškumus. Ir tada gauni tą dėmesį ir sako, wow, kaip tu man padėjai ten kitą dieną ar ne, vakar paklausus ten kelių klausimų, man viskas taip galvoj susidėlioja ir tada aš gaunu įvertinimą, wow, tai mano tas pasilikimas ar ne, tas negalėjimas pasakyti ne, kad aš jau viskas, mano darbas baigėsi ir aš važiuoju ilsėtis, dar ir naudos kitam žmogui atnešė, dabar mane ir įvertins, rimčiau į mane žiūrės, dar apie mane papasakoja ten kolegija, ar ne, vat, ką vakar su Dovilė kalbėjom, vat, taip ir taip, ir dar gauna įvertinimą iš kito žmogaus ir toks užburtas ratas gaunasi ir kitas vakaras, ir vėl tu lieki, ir vėl tu kalbi, o tiesiog norisi grįžti namo, nes po vaikų jautiesi išsekusi, pavargusi, norisi pailsėti, atsistatyti. Tai tas dalykas buvo ir dabar jisai išlenda, nes šitoks procesas, ar ne, tai nėra akimirkos toks darbas, tai yra procesas, kuris vyksta. Tai vat labai svarbu pastebėti, ko aš noriu, ar ne, ir ar aš leidžiu tą akimirką savo to norėti ir paklūstu savo norams, ar ne, ar esu sąžininga su savimi,
ar aš pasiduodu ir prisitapatinu prie kito žmogaus, nes jis man suteiks tada kažkokį dėmesį, pripažinimą ar ne ir taip toliau. Vat iš tavo istorijos, tokia mintis atėjo, kad tau gerai, kad tu dar po to gavai įvertinimą, kad man padėjo tavo pasilikimas. Nes kitais variantais tu negauni to grįžtamą ryšį. Tu atbūni, viduj klausaisi, viduj pykstė su savim, kodėl tu nepasakai ne, aš noriu namo, bet kaip dabar vidinis vis tiek vyksta konfliktas su savim. Ir klausimas, kiek dar plus to žmogaus klausai, čia bent jau mano pusėje. Ir po to dar net negauni to grįžtamo ryšio. Ir tu nežinai, kiek tam žmogui gal padėjai, gal nepadėjai, kad tu likai klausaisi to. Ir kai tenka pasakyti, kad, gal ne, nes, neturiu laiko klausytis, viduje vyksta taip pat didelis konfliktas, bet po to jauties, bent jau aš geriau jaučiuosi. Aš nubrėžiu tą ribą, pirmį kartą tokie sunkesni būna, po to atkreipi dėmesį, ar tau verta klausytis ir būti, ir ką tu už tai tikrai gausi, o gal kiti kartai yra neverta. Ir kaip ir toks pasakymas, jeigu tai kainuoja mano ramybę, man tai yra per brangu. Visas tas toks dalykas, bet jeigu tai yra verta, tai gal tikrai verta yra, gal tu už tai kažką gausi, bet tada turi įvertinti kainą, kokia bus po to tavo savęs paukojimo, nes vėlgi tas toksai, jeigu tu lieki su tom žmogum ir tu jam nepasakai ne, kaip pati turėjau tokia irgi situacija, kad kol aš nepasakau ne, tai ne tik, kad aš save kankinu, bet ir tam žmogui negauna jis naudos iš to, kad aš jo klausau. Gal jeigu jam pasakysiu, ne, stop, aš tavęs neklausysiu, jisai gaus suvokimą, kad, manęs neklauso. Ir gal jisai kažkaip grįš į save ir jam bus daugiau naudos, kai jam pasakysi ne, negu kad kai klausysies jo valandas. Taip, nes kalbant ir apie tai, kad tas žmonių tenkintis ar ne, tas žmogus, kuris negali pasakyti ne, jisgi nedaro to dalyko šiaip savo, ar ne? Nėra, kad šiaip savo dabar tenkina kitų poreikius ir visiems sako taip ir tą padarysiu ir ten nuvešiu ir viską padarysiu. Jis ne šiaip savo tą daro, jis nori gauti atlygį, ar ne? Dėmesį, pripažinimą, saugumą iš kitų žmonių. Ir sunkiausia būna tą akimirką, nes čia toks lūkestis uždėtas, ar ne? Aš didžiulį lūkestį ant kitų žmonių uždedu. Ir stengiuosi, labai daug savęs atiduodu, tiesiog visą save atiduodu, tam, kad mano tas lūkestis būtų pateisintas. O kiti žmonės tai priima kaip normą. Tai ten Dovilė visada jinai padeda, ar ne? Net jei ačiū nereikia sakyti, vis tiek kitą kartą padės, ar ne? Arba jei ten nereikia priedo mokėti, nes vis tiek jinai daro. Tai kam mokėti, ar ne? Bet kitas žmogus sakys, už ačiū aš čia nedarysiu, o tu darai, tai tu esi patogus. Ir kai tą lūkestį uždedi ant tų kitų žmonių ir negauni to, ko tu sieki, tai pyktis tai kaupėsi, ar ne? Kodėl? Tai kada tas mano atlyginimas, bus tas emocinis? Kada pasakys, tu čia gerai padarai, ar ne? Tu čia esi pati geriausia. Ir kai to negauni, tas pyktis kaupėsi ir tuomet tas pyktis natūralu, kad jis kažkuriuo metu, kažkurioj terpėj pradės verštis. Ir jeigu tai nutiks, tarkim, ne miške, kai tu esi tarp medžių, o tarp žmonių, tai ir tie žmonės pamatys, nes turi taip nutikti kažkurią akimirką, ar ne, mūsų rezervai užsipildo kažkada. Ir kai tai nutinka ir kiti žmonės pamato ir sako, kas jai negerai. Ta prasme, kas normali visada buvo, o dabar taip ir užryko čia ir dar tikrai, kaip sakau, būna nepalankiausios sąlygos prie dar kokių ir svetimų žmonių ir taip toliau, ir prie pažįstamų, ir prie svetimų konferencijų kokio, žinai. Ir ta prasme, kokią gėdą padarys tas žmogus, kur lūkestį uždėjęs, kad aš būsiu pripažinta, mylima, saugi, sako man kiti žmonės, nenormali. Kas tavim negerai, tada kas viduj žmogaus dedas, labai sunku. Toks kaip tas ugnikalnis, toks įsiveržins, kaupėsi, darai. Ir dažniausiai ir pas mane pačią ateina tas, aš tiek dėl tavęs stengiausi, tiek dėl tavęs padariau, o tu negali man to padaryti. Ypatingai čia santykiuose būna, kai atrodo, su antra pusė, tu tą padarysi, atkreipi kiekvieną poreikį, žinai visus niuansus, žinai, ką mėgsta, ką valgo, ką daro, ir tu darai visus tos niuansus,
apžiūri viską, kad būtų tik tai tam žmogui geriau, o jis pamiršta kažkokią tai galbūt kokią šventę. Ar tiesiog tavęs nepažadina, kai tu paprašai ir tada tu užpuoli didžiausią tą, aš tiek dėl tavęs stengiuosi. Žinau kiekvieną tavo poreikį, dėl viską, visus tavo triusikus renku, o tu negali dėl manęs nieko padaryti. Ir tas atrodo, tu darai tam žmogui darai viską, pataikauji, būni tas patogus tik tai tam, kad paskui gautum tą atgal. Bet o jeigu pradėtumėm nuo savęs ir pirmiausia savo poreikius patenkintumėm, būtumėm su savim harmonijai ir geriuose santykiuose ir tie kiti žmonės tą jaus, tą tokią energiją ir nebereikės prieš nieką apsimest. Ant kiek tai laisviau būtų gyventi, kai nereiktų prieš nieką apsimetinėti. Ir tu toks pat esi, jeigu tu nenori, pasakai ne ir viskas, tom baigta. Nu į ką, tie žmonės ką jie darys? Nu nenumirs nuo to. Ir mes nenumirsim nuo to. Tiesiog tai natūralus gyvenimas pasakyti ne ir nubrėžti savo ribas, kad man taip nepatinka. Taip, čia sveikas toks požiūris būtų, ne? Kai tu esi pilna, veikia iš gausos, o ne iš trūkumo. Tada tikrai yra tai. Tai kalbant dar truputėlį grįžtant į tą vaikystės periodą, tai norėtųsi, kad irgi pasižiūrėtume truputėlį, taip mes trumpai ar ne, apibrėžtume, kokias priežastis galėjo, tarkim, suformuoti, ar ne. Tai viena iš tų priežasčių, tu minėjai pačioj pradžioj, tai yra tas narcisistiška asmenybė, tėvai narcisistiškų asmenybių turintis, ar ne, kur tu turi tenkinti jų poreikius, nes jie tavo poreikių nelabai mato, ar ne, mato tik tai save ir iš tavęs reikalauja tam tikrų dalykų, ar ne, nors tu ten norėtum eiti su draugais, bet iš tavęs reikalauja, kad tu padarytum kažką jų labui. Ir kitas toks tėvų tipažas būtų tie reiklūs tėvai, ar ne, kurie labai daug reikalauja ir esi tas tėvų malonintojas, tas tikrasis, ar ne, kad tėvai vaikystėje tave augina reiklūs tėvai ir kad jiems būtų patogu, nekeltų problemų, nedarytum gėdos, ar ne, irgi manau tas toks pasakymas, kad mokyklą nuėjau, man gėdos pridarysi savo tokio elgesio, ar ne, mokytoja čia man prie visų tėvelių per susirinkimą pasakė, ar ne, ir tokios sąvokos kaip bugerio mergaitė. Čia irgi, manau, mūsų laikais jau, kai pradedam kalbėti mūsų laikais, jau irgi toks etapas ateina, ar ne, bugerio mergaitė, klausyk suaugusių, nedaryk taip, nedaryk anaip, ar ne, ir viskas prasideda apie tą, sueina į tą meilę, ar ne, kaip sako, tėvų meilė yra besąlygiška, turėtų būti besąlygiška, ar ne, vaikui, bet dažnu atveju jinai būna su labai daug sąlygų, ar ne, tu turi būti toks, turi būti anoks, neturi taip daryti, neturi anaip daryti ir tokių labai daug sąlygų tėvai iškelia, kad tu būtum mylimas, ar ne, kad tu nusipelnytum tos meilės. Čia vėlgi, be jokio kaltinimo. Čia jokio tokio kaltinimo prieskonio nėra, tiesiog tam, kad jūs pastebėtumėt ir galėtumėt šią akimirką nuo šiandienos pradėti eiti į kitą pusę. Tai ir kai vaikai išmoksta, kad jeigu tenkins tėvų norus, jis bus mylimas, tai jį priims, tai jis tą priima kaip 100% tiesą, ar ne? Kad jeigu aš toks būsiu, kaip man sako, būsiu gera, klausysiu suaugusiųjų, darysiu tai, ką tėvai sako, vadinasi tai tiesa, ar ne? Aš jeigu tai darysiu, gausiu 100% meilės, ar ne? Ir tuomet vaikas priima pasąmoningai tą informaciją, tą tokią, kaip čia pavadinti, motyvas veikti yra užsidirbti tos meilės, ar ne? Taip, ir dar kitas niuansas, kad tėvai tam tikrais irgi nurodymais uždaro vaiko emocijas, kad negalima pykti, nes vaikas, kai pykstas, jau nebepatogus tėvams, nes jisai kelia didelės emocijas. Tu negali pykti, tau eik į kambarį, užsidaryk, ten nebezysk, nedaryk, jeigu zysi, šis į kailį gausi, ar ten kažkur nenuvyksim, jeigu tu ten būsi piktas zys ir nervuosies.
Ir vaikas tą pamato, kad, viduje geriau laikysiu emocijas, nes tada pyksta mama arba tėtis. Ir matau, kad mama ir tėtis būna laimingesni, kai aš būnu tylesnis ir aš nerodau savo emocijų. Taip pat būna tas pasakymas, vyrai neverkia arba geros mergaitės nepyksta. Taip pat uždaro tas visas emocijas. Ir tais tokiais patarimais galbūt galima irgi padėti atkreipti dėmesį dabartiniams tėvams, kaip mes elgiamės su savo vaikais. Ką galbūt mes irgi kokiais niuansais juos, gal irgi uždarom tą pyktį ir neleidžiam išsipykti, bet vėlgi tai turi būti konstruktyvus pyktis. Kaip tinkamai tai išleisti, gal išpiešti ar kažką tokio padaryti, kad vaikui leistis išleisti tą pyktį, bet ne tais tokiais agresyviais kažkokiais būdais. Ir vaikas, kai jam duodami tam tikri nurodymai, kad būk gera mergaitė, tu klausyk suaugusių, negali čia dabar prieštarauti, negali čia akių draskyti, negali ten emocijų rodyti. Ir vaikas mato, kad aš tampu matomas, priimamas, kai aš elgiuosi taip, kaip mama pasakė. Jeigu aš nerodysiu savo emocijų, mama mane mylės. Jeigu aš jos klausysiu, mama mane mylės. Ir taip gaunasi, kad mes bandome nusipelnyti tą meilę. Ir yra tos jau sąlygos. Kad ir galbūt paklausiam tėvų, ir jie pasakytų, kad ne, aš tikrai myliu besąlygiškai, aš labai myliu savo vaiką, bet ta besąlygiška yra tame iki tol, kol tu esi patogus tokio, kokio man reikia. Tai irgi jau tai yra sąlyga. Kad kol tu manęs klausai, aš tave mylėsiu. Bet jeigu nebeklausysi, tu eisi savo kambarį arba į kampą ir kažkur ten sėdėsi, nes kitaip bus negerai. Taip, aš kadangi pati 2 metų sūnų auginu, tai 2,5. Čia kaip vaikai pasakyti, pusės metų jau mama nenubraukia. Tai irgi susiduriu, būtent, kalbant apie tą vaikystę, ir negaliu pasidalinti ir tą pykčio, tokią stiprią emociją, kai mano vaikas irgi būna supyksta, jis ir man trenkia, ir draugam darželį, žodžiu, ir ten auklėtoja sako, ten muša vaikus, jau ir tėveliai kiti jau skundžiasi. Ir aš, pavyzdžiui, ką darau, tai kalbuosi su vaiku ir sakau, tu supyksti, ar ne, ir namuose, jisai supyksta, trenkia man, trenkia tėčiui, ten skrenda mašina metalinė, ten, ta prasme, ir sakau, tu pyksti dabar, viskas gerai, bet žinok, kad kai tu pyksti, tai tu neturėtum savęs skriausti, kitų skriausti ir mėtyti daiktų. Bet mes galim, žiūrėk, aš, ta prasme, pasakau, kas yra netinkama, dabar sakau, kas yra tinkama. Dabar žiūrėk, kai tu pyksti, tu gali baisiai garsiai rėkti. Parėkiam kartu, parėkiam. Ir mes abudu ten namuose žviegiam, vyras už galvos įsiėmęs, galvoja, žviegiam, rėkiam. Ką dar galim? Trepsėt, galim trepsėt, galim. Per kojas pyktis gali išeit, į grindis, čia plytelės didelis, išsiskirstys ir neliks. Trepsim, garsiai trepsim. O jeigu trepsim ir rėkiam, trepsim ir rėkiam. Ir tai plojam. Ir visus tokius būdus, kad tą pyktį per tas galūnės ar per balsą kažkaip ištransliuoti. Bet nesakau, kad tu dabar su savo pykčiu eik į savo kambarį, nusiraminti, tada aš su tim kalbėsiu. Ne taip. Ir tada vaikas priima, kad ir aišku, aš po to paskui, kad aš labai tave myliu, labai tave myliu. Tai piktulis jis toks baisus, bet tu gali jį valdyti, sakau, tu gali, žinau. Čia kaip mašina, tu gali pakreipti, kur tu nori važiuoti, ar dešinę, ar į kairę su savo mašinytėm, ne? Taip ir pykti, arba tu gali mušti kitus, kurie paskui ten irgi atitinkamai, žinai, su tavimi galbūt nenorės žaisti, arba tu gali tą pyktį kitaip išlieti ir būti, toks, lengvas. Ir kai vaikui tą parodai, tai tada jis ir kitaip traktuoja, ar ne? Jis ir traktuoja, kad aš esu mylimas ir tas piktas, ar ne? Ir tas laimingas, ir patogus, ir nepatogus. Nesakai, kad, čia dabar man skundėsi darželyje, tavo elgėsi, dabar eik pagalvok, ką tu čia darai. Tai netaip veikia, tai pripažinti tą pyktį, ar ne, vaiko, kad viskas tvarkoja su tavo pykčiu. Aš matau tave, ar ne? Aš matau tavo pyktį, viskas su juo yra gerai. Pagalvokim, ką mes galim padaryti, ar ne? Kaip jį galim išleisti. Bet kai nusiuntė į kambarį pamastyti apie pyktį, tai ką ten mastai, vorus apžiūri kambaryje, voratinklius ir lieki nieko nepagalvojęs, o tik tai pasisėjęs tą sėklą, kad aš kai esu nepatogus, ar ne, mane išsiunčia susitvarkyti su savimi. Tai grįžtų jau patogus.
Jo, tas vat, labai gražiai vat, tokia vat, tavo taktika su vaiku, kad kalbėsi. Ir tu parodai, kad tam vaikui, kad tu priėmi, kad tu esi šalia ir aš tau padėsiu tom susitvarkyti ir mes galim rasti kitų būdų, nes vaikas jisai nežino, kaip tą tinkamai padaryti. Jis kartais gal mato, kaip mes tą padarom, nusikopijuoja, taip pat elgesi. Bet jeigu mes kartu ir netgi mokomės kartu, kaip tinkamu būdu išleisti tą pyktį. Ir augam kartu su vaiku taip pat, mokomės kartu, nes tik mes vat, tam vaikui galim tą pasaulį nupiešti kažkokiam spalvom. Ir kartais po to galvojam, kaip tas vaikas esi toksai piktas, bet jis galbūt kažką pamatė jau iš aplinkos, kažkur prisigėrė, mes galim kartu su tuo susitvarkyti. Ir aš tave matau, aš esu šalia ir aš tau visada padėsiu. Ir kuria labai gražų ryšį tarpusavį. Taip. Ir žinoma, aš, pavyzdžiui, kaip save laikau sąmoningų žmogumi, aš ir pati kaip pykstu, sakau, žinok, kaip susierzinau, dabar sakau, aš tik surieksiu. Jis taip žiūri į mane toks, sakau, išleidau pykti, viskas gerai, sakau, galime eiti žaisti toliau. Tai ir per save parodyt, kad ir tu gali tą patį jausti, ar ne, kad ne jis vienas tas vaikas. Taip, tai kaip manai, Ernesta, mes čia daug prišnekėjom, ar ne, ir vis tiek sueina į tą pačią upę, kad tu sieki to dėmesio, pritarimo, palaikymo savo tuo tokiu polinkiu, elgesiu, patenkinti kitų žmonių poreikis, nustumiant save į kažkur, į spintos gilumą, nematant savo norų, nieko, tik tai ką galiu, kaip galiu kitiem padėti. Kaip manai, tokiam žmogui, kuris žiūri, nuo ko jis galėtų pradėti, keisti? Sako, jo, aš esu, aš matau. Taip, per daug. Jo, tai kaip jau minėjau, tas pirmas pripažinimas, kad aš matau, kad taip galbūt yra kažkokia problema, galima tai vardinti, kad kažkaip yra ne taip, kaip aš norėčiau. Jaučiu viduje, tą susierzinimą. Tai pripažinimas, visų pirma, kad reikia kažką galbūt į save atkreipdėmėsi ir su savim tvarkytis, ne aplinka čia dabar mane spaudžia, bet kažkaip aš kažką elgiuosi ne taip. Visų pirma, pradėti nuo savęs. Pažinti save, įvertinti savo tą elgesį, skirti laiko pažinimui. Tai gali būti ir su savim padirbėti, kažkokia informacija, gali kaip tik būti tas kažkoks specialistas, kuris gali padėti pažinti save, kuris gali padėti atrasti tuos niuansus, kodėl taip elgiuosi, užpildyti resursais tas tuštumas, kurios atsiradusios yra, kad būtų galima pasijausti pilnaverčių asmeniu, kuris gali pasakyti ne, nusibriežti ribas, kuris turi savo nuomonę, žino, ko jisai nori, tam, kad galėtume jau rinkti savo ateitį, kokios mes norim. Ir taip, tai yra praeitis, taip, tai yra vaikystė, taip, ten daug kas susiformavo, bet viskas keičiama yra čia ir dabar. Nebūtina gal ten labai lysti tą praeitį, nebent kažkaip nori, kadangi yra skirtingo, yra psichologas, kuris nagrinės tą ateitį, yra coachingo specialista, kuris mes čia ir dabar kažką galėsim pakeisti tam, kad ateitį formuotumėm, kokios mes norėtumėm, keisti kryptį. Kaip ir minėjau, automobilis mes vairą sukam, vis vairas yra mūsų rankose. Tai ateiti, nuspręsti, kad aš gerai turiu tam tikras tokias spragas, kurios man šiandien trukdo priimti kažkokį sprendimą ir užpildyti resursais. Ir taip tapti pilnaverčiu ir suprasti, kad aš esu pakankama, aš esu pilnavertė ir aš esu pilna, kad aš galėčiau gyventi savo norimą gyvenimą. Taip, ir dar manau, irgi svarbus aspektas, ką tu paminėjai, tai taip sureziumuojant, tai atsukti fokusą į save, objektyvą, ar ne? Ką aš mėgstu daryti, kokie mano tikslai, kokie mano siekiai, kokie mano pomėgiai, kokios mano aistros, mano, ar ne? Taip savanaudiškai skamba, bet kitaip nepagysim. Kas apie mane, viskas apie mane. Ir tą fokusą atsukus į save labai gražiai pasimato, ar ne? Tarkim, kokios mano stipriosios savybės. Aš stipriųjų savybių turiu, ar ne? Nes, kažkaip galvojau, kad man pasakys, kame aš stipri, ar ne? O dabar man reikia pačiai, tai aš turiu stipriųjų prigimtinių savybių kažkokių turiu, ar ne? Ką aš mėgstu? Aš šiaip labai mėgstu, nežinau, ten tapyti, bet pas mane, bet dirbu, ten nežinau, su kompiuteriais, tai ką aš dabar tapysiu?
Taip, aš dabar nusitapysiu paveikslą, nusinešiu pas save į kabinetą ir pasikabinsiu didžiulį paveikslą ir girsiuos, kad aš nutapiau, kad tai mano pomėgis, ar ne? Tai va toks, manau, sveikimo kelias būtų toks tiesiog nešokti į tą kraštutinumą. Vis tiek išlikti, leisti savo būti toje saugioje pozicijoje, o ne tai, kad viskas dabar visiems sakysiu ne. Ar ne, vat, kad nes tada labai ir psichologiškai sunku bus ir tada didesnė tikimybė vis tiek grįžti į tą pačią poziciją, kad man tinka taip, kaip buvo, ar ne, bet po truputėlį, vat, ką aš mėgstu, kuo aš noriu, ką aš gebu, kokie mano poreikiai, ar ne, pradėti savim rūpintis ir pasakyti ne žmogui ir viduje tą dialogą kitokį su savimi mėgsti, ar ne. Nekonfliktinio tą palaikant, šaunuolė, sunku buvo, bet pasakėjai, gerai, tu čia padarai, bravo, apdovanosi save, nežinau, ten kažkuom, kas tau yra malonu, ar ne? Taip. Tai, vat, Aš ką norėjau pridurti dėl to žodžio savanaudiška, nuspręsti, kas yra tas žodis savanaudiška. Man asmeniškai savanaudiška yra tada, kai tu tankini savo poreikius kitų sąskaitą. Kai tu manai, kad aš patenkinsiu, bet kažkas man turės už tai, aš noriu dabar kelionės ir man turi nupirkti vyras. Nes aš esu verta tokios. Čia, manau, šiek tiek yra to savanaudiškumo, kad kitas turi man tikti, bet jeigu tu pats tenkini savo poreikius ir renkiesi save, nes tu jautiesi, kad šitoje situacijoje aš nenoriu to daryti, tai pasirenki, bet nuo to nenukenčia, kaip ir niekas nenukenčia. Tai nėra savanaudiška. Bet jeigu tai nuo tavo poreikio patenkinimo galbūt kenčia kitas, ar jis turi kažką dėl tavęs padaryti kokio, bet čia galbūt savanaudiška. Nežinau, kaip tau, Dovilė, savanaudiška. Kas yra tau savanaudiška? Žinok, pritarsiu tau, būtent savo poreikių tenkinimas kitų žmonių sąskaita, jeigu nesi susitaręs, ar ne? Pavyzdžiui, jeigu tu su vyru esi susitarusi, kad aš auginu, tarkim, vaikus, ar ne, aš visą dėmesį skiriu jiems, o tu ten uždirbi pinigus, ar ne, ir ką su tais pinigais mes darom, ar leidžiam savo pakeliauti, ar neleidžiam savo pakeliauti, ar ne, ir kaip šeimoje esate susidėlioję kažkokius tokius pasiskirsti, ar ne, tikslus, prioritetus. Ir tarkim, jeigu jūs esate sutarę, kad kartą į metus keliausit, o vyras sako, o aš automobilį pirksiu. Tai toks irgi, ar ne? Bet jeigu tu, kaip ir sakai, tenkini savo poreikius kitų sąskaitą, ar ne, tai tada jau aš irgi manau, kad tai yra savanaudiška ir toks jau ego pozicija, ar ne, kad, ar aš neverta, aš verta, ar ne? Bet kad kitas žmogus nukenčia, kokį čia pavyzdį galim dar duoti, kad kitas žmogus gali nukentėti. Tarkim, aš taip pat, kadangi aš pedagogė, tai tarkim ryte, čia aišku su atsakomybės gal jausmus siejasi, ar ne, aš tokia situacija galvoju, pavyzdžiui, ryte, tu turi su vaikais, vaikų grupe keliauti į ekskursiją, ar ne, ir dar su kita, tarkim, mokytoja. Ir tu pramiegi, paskambini, žodžiu, ir sakai, aš neatvažiuosiu, aš čia pramiegojau, nespėsiu, skambini kitai kolegijai, žinai, tu atvažiuok ir ta kolegija, kuri negali pasakyti ne, keliasi susivėlusi bėga, žodžiu, nes čia reikia, žodžiu, pavaduoti ir gaunasi toks, kad aš kaip ir savo poreikius tenkinu, ar ne, kad aš pavargus, nepamiegojusi ir savo atsakomybės visas pamirštu ir tada kitą žmogų traukiu dėl savo tokio savanaudiškumo, ar ne, kad aš savo poreikius tenkinu. Galbūt tas žmogus turėjo planų kitų, ar ne, ir jis norėjo kažką padaryti, bet jis turi važiuoti, tarkim, ir tave pavaduoti. Tai toks ir atsakomybės, savanaudiškumo tame matau, tai tiesiog sakyt, aš dabar greitai, maks kiek galiu, ar ne, luktelkit, greitai atliekiu, kiek čia galiu, nebent ten jau kritinė situacija. Ir paskui tiesiog arba skambini tai pačiai kolegijai, bet paskui kažkaip jai išperki jos, ar ne, aš tave tada išleisiu, tiesiog atperki, bet tas savanaudiškumas, kai tu padarai, ir tas vidinis toks
gerai, čia už mane dirba, ar ne? Už mane padarys, man čia nereikia sukti galvos. Bet jeigu tu jauti tą atsakomybę, kad ir pramiegoji, tarkim, ar ne, viskas tvarkoji, bet tu, va, tarkim, susitari, kad aš galėsiu tave pavaduoti, tave išleisti, ar ne, ir toks darnus, draugiškas santykis, tada taip. Bet jeigu tu toks, va, labai svarbu tas vidinis apskritai, ką tu ten galvoji, ką tu ten jauti. Jeigu jauti, kad dirba čia laksto už mane, o aš galiu va čia ilsėtis, gulėti, ar ne, tai tada jau nelabai fainai. Tai va, aš apie tą tokį savanaudiškumą, bet šiaip savo poreikių tenkinimas tikrai yra pirmoji vietoj, manau, toks. Ir nuo mūsų pačių, nes galima tokių variantų, jeigu tavęs kažko prašo, tu gali įvardinti kainą. Ok, aš taip padarysiu, bet aš nuo to jausiuosi labai, aš turėsiu paaukoti savo tam tikrą kokį nors galbūt susitarimą su kitu žmogum, kad patenkintų tavo poreikį. Ar tai tinka kažkoks, nes įvardinama kaina, ką tas žmogus gaus, jeigu vat, padarysiu jo prašomą dalyką. Tarkim, aš galiu padaryti tavo šitą dalyką, bet aš tuo metu jausiuos labai pavargusi ir tai gali kainuoti man ir sveikatos kažkokia. Tai kad ir tas žmogus žinotų kainą, ką tu gali paaukoti dėl to, ką tu padarysi. Kad būtų abipusė, ne kad gerai padarysiu, o viduje blemo, koks jisai niekšas manęs prašo, o aš daryti to nenoriu. Ne, tu kaip dar padaryti, bet aš nenoriu to padaryti. Ha? Taip, ir dar, kaip sakau, ačiū dar nepasako, žinai, toks ir tada būna labai sudėtinga viduje. Taip, tai labai gražiai rezumavai, kad žmogus žinotų, ką už tai irgi gaus, ar ne, tokie mainai būtų. Nes tas žmogus, kuris negali pasakyti ne, ten mainai gali įvykti, jeigu tas žmogus, kurio poreikis tenkina, turi empatiškumo ir tau tiesiog irgi nori kažkaip atsilyginti, ar ne, tarkim, kad už jį padirbai, bet gali būti, kad jis apie tai net nepagalvos, ar ne, ir tu tada kaip ir lieki be atlygio tokio visiškai. Tai kaip manai, ar mes pakankamai išsiplėtėm, ar dar norėtum kažką pridurti? Aš manau, kad informacijos tikrai davėm tikrai naudingos. Būtų labai smagu, jeigu komentaruose pakomentuotumėt, kaip jūs vertinate šitą situaciją. Ar pastebėjot save, ar galbūt asmeniškai galit pakomentuoti, parašyti. Būtų įdomu sužinoti, kokia nauda, kokią vertę gaunate iš mūsų paskaitų, kad galėtumėm žinoti, kaip tą koncentruotis. Tokį grįžtamą ryšį iš jūsų, nes mums irgi taip pat labai tas svarbu. Tai arba komentaruose, arba asmeniškai galit parašyti, labai lauktumėm jūsų kažkokio tai atsiliepimo apie mūsų laidą. Ir aišku, tokį reklaminį įterpsiu dar. Mes, Ernesta, kadangi esam coachingo specialistas, tai tikrai pas mus ateina klientų, kurie ir nori su šiuo klausimu pradirbti, ar ne, kaip išmokti pasakyti ne, kaip išmokti pradėti rūpinti savimi. Ką daryti, kad pradėčiau matyti save, ar ne, mylėti save. Tai esam tam, kad galėtume jums padėti, jeigu jaučiate, kad vieniems galbūt yra sunku, ar ne, arba neturit galbūt aplinkoje žmonių, kurie leistų jums pradėti žiūrėti save ir gyti, ar ne, jeigu galima taip įvardinti, gyti kabutėse, nes ne liga, bet psichologinis toks dalykas jis irgi labai stipriai veikia. Tai mes esam čia, visada pasiekiamas, galite parašyti, susisiekti ir individualiose sesijose galim padirbėti ir paieškoti tų būdų, kaip po truputėlį, žingsnis po žingsnį galėtumėte eiti link savęs. Tai tiek turbūt šiandien, o kitos laidos temos neišduosime, nes mes turime jų šiaip nemažai prisirašę, tai galbūt iš jūsų komentarų, pastebėjimų, pasidalinimų išplauks natūraliai sekanti tema. Jeigu taip pat turite temų, kur būtų įdomu sužinoti daugiau, taip pat galite pasidalinti, tikrai informacijos turėsime ir galėsime jums ją pateikti, ar ne? Ir ačiū tau, Ernesta, už mūsų jau trečiąją laidą. Taip, ačiū tau, Dovilė, dar kaip tik pridursiu dar prie komentarų, kad
kuo labiau jūs galbūt pakomentuosit, siūlysit savo kokią norimą temą, tuo mes galėsim labiau ir atitikti jūsų tą poreikį ir būtų daug labiau naudingesnis, nes mūsų tikslas yra, kad kuo jūs daugiau sužinotumėt, patirtumėt ir galėtumėt pamatyti tą kitokį vaizdą savo viso to gyvenimo ir pradėti valdyti tą automobilį jau savo rankom. Ir leiskit tą vaizdą pamatyti ir savo aplinkai, todėl jeigu paspausit share, pasidalinsite savo puslapyje, tai busim taip pat labai dėkingas, nes tiesiog pasieks didesnį auditoriją ir pasieks tuos, kuriems šių žodžių labiausiai šiandien ir reikia. Tai ačiū tau dar kartelį, ačiū visiems mūsų stebintiems ir iki pasimatymo kitoje mūsų laidoje. Iki. Ačiū visiems ir iki.